Władysławas. Palaikom žiūrovai. Prisijunkit, kas mokat. Ir Veisiejų gimnazijos folkloro kolektyvas. Dėkojame už nuostabius šokius ir nuostabią nuotaiką. Чуй сърце препозна, но да се поново родиш. Отказът е стрело, аз съм други човек и нека сречи водиш. Ако ти можеш чакарте, реши ти монах на църква повуче и не сто друга ти
Taip, kaip matom, Mindaugas Gudžiauskas per metus savo savybių neprarado. Dešinėje nuo manęs Romas Gazdziauskas, kairėje Andrius Pacikonis. Ir jaunystė šį kartą nugalėjo, Andrius Pacikonis užėmė 4. vietą, Romas Gazdziauskas 5. Dešinėje nuo manęs Mindaugas Gudžiauskas, kairėje Renijus Morkevičius. Ir Renijus gana jau sunkiau, bet vis tiek nugalėjo. Ir Vaidas nugalėjo. Taigi, Vaidas nugalėjo, Mindaugas jau liko 3. vietoje. Dešinėje Renijus, kairėje Vaidas. Na, ir Renijus, matyt, čia galėtų ir 2 vyrus nulenkti. Pusfinalyje. Rimgailė, atsiprašom dar kartą, o dabar į dešinę nuo manęs Edita, į kairę Karolina. Karolina netrodo tokia taip jau stipri, bet pasirodo nulenkė. Taigi Karolina patenka į pusfinalį. Buvo nieko, sako, kad čia buvo prizininkės. Taip jau kartais susitinka ketvirtfinalį. Sportas toks jau yra. Taigi į kairę nuo manęs yra Audra Jasbutienė, į dešinę Asta Žibudienė. Va, matot, Asta pasitreniravo ir nugalėjo. Stop, teisėjas. Ir nugalėjo Rimgailė patenka į finalą. Na kągi,
Karolina buvo stipresnė. Pasirodo, dėl trečiosios vietos. Na ir ponia Asta taip lengvai, kad Kamilė net nustebo. Merginos įsitaiso, labai stengiasi dar prieš kovą užimti gerą poziciją. Ir Karolina nugalė ir laimėjo pirmąją vietą. Kągi, na dabar panašiai kaip ir moterų varžybose. Antrosios vietos laimėtojas Vaidas Lebrauskas. Na ir visi prisimenam, kai Renijus dar mokėsi mokykloje ir gyveno Veisiejose, buvo, jei ne pats stipriausias, vienas stipriausių vyrų. Labai džiugu, kad Renijus nors tapo jau rimtų suaugusių vyrų, bet tokių pat stiprių ir gal dar treneris stipresnių. Taigi čempionas Renijus Morkevičius. Sveikiname Renijų, treneris teisėjau, esate paspausti jums ranką. Ačiū, dėkojam visiems dalyviams, dėkojam Artūrui Mačioniui, dėkojam jums už stebėjimą šių varžybų. Linkiu jums gražaus vakaro.